Didžiąją T pradedame rašyti identiškai kaip F. Nuo viršutinės linijos leidžiamės žemyn, kol paliečiame apatinę eilutę. Labai svarbu ją tik paliesti, bet neperžengti. Tada brėžiame lanką ir šiek tiek pakilę sustojame. Tik dabar atkeliame ranką nuo popieriaus ir uždedame bangelės formos kepurėlę viršuje, neperžengdami viršutinės linijos. Tai yra rašytinė T didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją T raidę. Mažąją T rašome leisdamėsi žemyn nuo viršutinės iki apatinės eilutės. Ją palietę darome lanką į priešingą pusę nei rašydami T didžiąją ir pakylame šiek tiek aukštyn. Tik dabar atkeliame ranką ir uždedame brūkšnelį kiek aukščiau nei raidės vidurys. Tai yra rašytinė T mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją T raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis T raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis T raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.